Aišku, kad dar kartą skambinam. Tai Taip lengvai mūsų neatsikratysi. Klausau. Aliu, labą vakarą. Gero, ko reikia. Ko reikia? Kaip čia kalbi su manim? Gero, ko reikia. A čia Rėda? Ne. O tai kodėl tavo numeris pas mane, a čia ne to? Ne. Rėda čia? Ne. Tai kur aš čia paskambijau? O iš kur gausi tą numerį? Nu, tu pati palikai. Nemelau gerai. Girdi, gal bišk susipaprastink savo šitągi kalbą. Tu nežinai netgi, kas skambina tau. Tai gerai, džiaukis. Aš tau to pasidžiaugsiu. Žinai ką, mergaitė? Tu, man atrodo, nežinai, su kuo tu šneki. Nu tai gerai, padėk ragelį. Ko tu man skambini? Aš tau tokį padėsiu ragelį. Žinai, ką tada padarom? Tada po savaitės tuo medeniai gal net neatvažiuok. Nebegazda, gerai manis. Aš nebegazdinu. Norėsi atvažiuosi mane. Su mano sūnum tarėsi, o dabar aš tau pasakau, kad gali nebeatvažiuoti. Negazda, gerai. Tu pas manis turėjai padavėją dirbti. O dabar man atrodo, kad jeigu tu taip su klientais da bendrausi, tai šūda tada man tavęs nebereikia. A supratai, Rėda? Gerai. A supratai, su ko tu šnekėjai? Gerai, trink numerį. Aš... Jau tu tikėk tu manim, aš jau nenumerį, aš tave ištryniau. Jau padavėjas darbą, tu jau sakyk, galima skaityti, kad tu jau negavai. Kad tu čia kažką labai maisino, jeigu ką. Ką? Ką girdėjai? Pakartok dar kartą, aš nieką negirdėjau. Tu kažką maišai. Aš nemaišau, tu pakruoji, turi pradėti pas mani medeinų dirbti padavėją. Kitą savaitę. A taip sakau, a ne taip. Ai, trink numerį. Ką? Ne, kad dėk ragelį. Tu dėk ragelį. Aš tai ką? Aš tai tave jau padėjęs seniai, aš žinau, ir tave, ir ant tavęs, ir aš jau tau pasakiau, kad tu galėsi net nedirbti pas mani padavėją, nes aš tavęs nebenoriu, kad tu pas manis dirbtum. Su tokiu bendravimu, tai tu man visus klientus išbaidysi. Aš net nesuprantu, kas tave iš viso priėmė pas manis. Su kuo tu kalbėjasi? Su Irena kalbėjasi, ar su kuo? Rėda? Ką nori? Su kuo tu kalbėjasi iš mano restoraną? Nesinieko. A tai kas tave įdarbėjo? Niekas. Nu kažkas tai įdarbėjo, jeigu pas mani tavo yra šitie dokumentai pasakyta, kad tu atvažiuosi kitą savaitę dirbti pas manis padavėją. Kokie dokumentai? Kokie dokumentai? Yra parašyta, kad kitą savaitę, va, skaitau, yra Rėda, atvažiuoja kitą savaitę pas mani medėjų padavėją. Tiesa sakau, o netiesa? Nežinau, gal tai tiesa. Nu? Kad tu mano numerį gavai? Dabar tai užrašiai. Iš kur aš gavau, perskaičiau nuo lapo. Aišku. Iš kur žmonės gauna numerius? Tu da pas mane darbinis, dar aš tavo numerį iš kažkur tai turiu gauti. O čia tai, labą dieną. Kaip tu su manim iš viso šneki? Kaip tu su manim iš viso šneki? Ar tu galvoji, kad taip žmonės priima tokius žmonės į darbą? Ne. Kaip tu padavėjai šnekėsi su mano klientais? Tu man prieis prie stalo, sakysi, ko tu nori. Tai tu man visus klientus išbaidysi. Aš nežinau, žinau. Turi gal kokių draugų, katroms reikia padavėjas darbą? Ne. Tai ką man dabar naujo padavėjo ieškotis per savaitę? Nu. Kai tu keista meraga, žinok? Baisiai keista. Kom aš keista? O kaip tai kom? O tai kaip tu kalbi? Nu? Ne? Nu? Kas čia per kalbėjimas toksai? O iš kur tu iš viso esi? Nesvarbu. Nu, dabar man svarbu, žinok. Man nesvarbu. Tau nesvarbu, iš kur tu esi? O tu bent 9 klasės pabaigus? Žinok, dar daugiau baigė. Ką? Žinok, dar daugiau baigė. Kiek baigus? 10. 10 klasių baigus. Nu, aš irgi, aš 9 savo laiku baigiau. Nu, aišku. O tai ko tu tokia skaityt, rašyt moki bent? Aišku, moki. Su įrankiais valgyt moki? Aišku, ką moki. O maistą gamint moki?
Nežinok, nemokslinas tik nevala, aš žinok. Da ką aš žinau, kalbi, kai supranti, kai adaptuota mokymo. Nu, tai ką aš žinau, ką tu. Iš viso taip kalbėdama, tai aš dar nenustepčiau, kad tu valgyt su įrankiais nemoki. Mok. Nu gerai, patikrinam, kurioj rankoje turi būti šitasgi peilis. Peilis? Nu. Tas dešinės. Kurioj? Ne, tas dešinės, o tas kairės, ne taip pasakė. Kairiai rankoje turi būti peilis? Taip. O tai ne. O tai ja. O tai ne, peilis visą laiką dešiniai, a šakutė kairiai. O aš ne. A tau tik tai su šaukštu arba su rankom valgyti. Aš valgu su dešinę ranką, šakutę su kairę ranką. Man atrodo, kad tu valgai su dešinę ranką, o ne su šakutė į peilių. Ne. Kabini savo buzą dedi į burną. Ne. Jeigu net peilę nežinai, katroj rankoje reikia. Tu kairė rankė? Iš kairių dvarą? Tu iš kairių dvarą? Nesvarbu. Nu tai pasakyk. Nu nesvarbu. Nu tai pasakyk, kad tu kairė rankė. Aš esu šiaip įka dešinę rankę, bet aš... A tai ko tu peilį tada neteisingai laikai? Nu aš taip visat valgu, jeigu ką. Nu tai žinok, žmonės taip nevalga. Aš valgu už tai. Tai aš ir sakau, kad žmonės taip nevalga. O tai už tai aš valgu. Nu, tai kokia tu būsi padavėja, jeigu tu peilį net kairiai pusėje dėsi? Man atrodo, kad tu iš viso, va, tik nepatros, supranti, su ranka į burną dėdėva, tai viskas. Tuo viskas ir pasibaigė tavo, supranti, šits išmanumas. Ne, klysta. Deja, Kiek bus 6 kart 6? Bus gerai, iš vis. Bus gerai? Kiek bus 6 kart 6? Eik nauk. O, kaip tu čia dabar su manim kalbi? Su vyresnio? Tai manęs nereikia nervuoti. Nu tai ką aš tave nervuoju, aš tavęs paklausiau, kurioj ranko reikia peilį laikyti, tu nežinojai, nu tai ką? Aš žinojau, nes aš žinau, kaip aš laikau peilį. Tai kaip tu laikai peilį, tai dar čia nieko nereiškia. O kaip kit žmogus laika peilį. O kaip kavinėje, kai žmonės katrė 11 klasių baigė, kaip laiko? Ką žinau, naik jų pakas, man neįdomu. Aš jau esu klausęs, tai jie dešiniai laiko. Aš laiku kairiai rankai. Nu. Tai žinai, ką aš tau pasakysiu? Agird. Aš žinai, ką aš tau pasakysiu? Ką? A nieko aš tau nepasakysiu. Reikia dešiniai rankoje laikyti peilį, va į viskas. Gerai. Nu, tai dėk ragelį. Pats įdėk, jeigu... Man atrodo, kad tu nemūk padėti ragelio netgi. Su rankam valgai ir ragelio nemūk padėti. Jeigu tu nemūk padėti ragelio, aš tai nekau. Man atrodo, kad tu nemūk padėti ragelio, su rankam valgai. Bus gerusai. Gird, neprikulink. Neprikulink, normaliai viskas yra, maladėcės. Gražus balsas, viską. Ale tik tai, kad, nu žinai, su valgyt nemokė ir... Ai beje, o tu kada nors esi televizorių žiūrėjusi? Ką pikė? Televizorių. Nežinok, žinokės atsiliks nuo gyvenimas. Kokios laidos tavo mėgstamiausios? Kokios televizijos laidos yra tavo mėgstamiausios? O kam tau reikia? Man tiesiog įdomu, nes tu atrodai visai simpatiška mergina. Kokios laidos yra tavo mėgstamiausios? Gerai, padėk ragelką. Padėk. Pas tave mygtukas neveikia? Ne, neveikia. Man atrodo, kad pas tave neveikia mygtukas ir pas tave po 10 centų už įeinantį skambutę. Negali būt. Man atrodo, kad taip. Jau bando krapštyti, žiūrėk, Lukai, bando krapštyti. Zip FM, Mes tau skambiname iš radio stoties Zip FM iš Vilniaus, žinok. Dėja. Turim tave nuliūdinti, ar gal ir pralinksminti? Ar dar girdimus? Pasimetė. Arba dar vis bando padėti. Redut, a girditų mus? Aš to gerai. Wow. Man atrodo, tu net nesupratai, kas čia vyko, ne? Nu gerai, tiek tos. Tai gero tau vakaro, Reda. Mes tau skambiname iš radio stoties Zip FM. Perduok draugams linkėjimus. Viso geriausio. Viso. Bus gerai. Gerai.